Penktadienį Panevėžio apskrities policijos komisariato kiemas priminė didžiulę automobilių parodą. Čia buvo išrikiuota net 21 nauja tarnybinė transporto priemonė. Jie tolygiai yra paskirstyti, aišku, didesnis kiekis yra paskirstytas, tai yra natūralu Panevėžio miestui ir rajonui, nes turbūt didesnė žmonių populiacija gyventojų, o visi kiti gaus po 3 transporto priemonės rajonai. Didžioji dalis naujo pastiprinimo skirta reagavimo funkcijoms. 9 automobiliai lieka Panevėžio mieste ir rajone. 5 jų skrieja į reagavimo skyrių, 4 į veiklos. Šį kartą Panevėžyje lieka 9 automobiliai. Tai dalį savo parko mes atnaujinsim ir tikimės, kad jie mums palengvins tiek reagavimą, tiek kasdienę veiklą. Kadangi turime automobiliai, jau yra šiek tiek nusidėvėję ir turime techninių problemų. Ši Volkswagen Transporter visureiginė prabanga būtinybė pakeisinti jau atitarnavusius ir 100 000 kilometrų nuvažiavusius senus automobilius. Mūsų parkas kaip tai jau atėjo link pabaigos, nes daugumas pirmųjų automobilių, kurie buvo nupirkti beveik prieš 10 metų, jų rida jau siekia beveik 500 000. Jie faktiškai jau pasenė. O čia yra nauja injekcija su atsižvelgtais pareigūnų pastebėjimais, modernizacija, video stebėjimo medžiaga, kitom priemonėm. Su kiekviena automobilių gaunama laida, jie yra tobulinami, atsižvelgiama į pareigūnų prašymus, siūlymus. Ir žinoma, jis yra šiek tiek patogesnis, bet principas išlieka tas pats, kad būtų patogu tiek policijos pareigūnam, būtų saugu tiek sulaikytiem asmenim, tiek papildomos vietos susidėti mūsų turimą įrangai. 21 automobilis šiai dienai bus nurašytas, paruoštas. Ir mes policijos departamento vadovybę planuojam perduoti juos į kariaujančią Ukrainą. Naujosios transporto priemonės yra pilnai pritaikytos kasdieniam policijos darbui. Yra dabar naujos vietos kompiuteriui, naujos vietos kamerom, biškiai prailgintos, susiaurintos ir atlašai sėdinių padaryti, nes ginkluotė vis dėlto trukdydavo tuose standartiniuose automobiliuose ir tuose krėsluose, kurie būna natūraliai tokio tipo automobiliai. Tai tokie pastebėjimai, daugiau padaryta darbo vietų, daugiau jungčių prie kompiuterių, nes tai irgi reikalauna tam tikro dalyko, nes pagrindė dabar pas mus irgi yra, viskas eina į elektroninės priemonės. Kunigas dr. Gediminas Jankūnas pašventino naujosios policijos automobilius. Pirmiausia tuo, kad jie jau yra nauji, kad jie techniškai yra tvarkingi, o tie, kuriuos keičia, tai iš tiesų savo yra atitarnavę ir jeigu automobilis daugiau yra servise negu tarnyboje, tai žinoma, kad jis savo užduotį yra atlikęs. Man atrodo, kad policija nėra skirta automobiliam remontuoti, yra skirta juos naudoti kaip priemonės, kad galėtų vykdyti kitas jiems patikėtas užduotis. Tai džiaugiuosi, kad pareigūnai galės saugiai atlikti jiems patikėtas užduotis su automobiliais, kurie yra techniškai tvarkingi ir nauji. Renginio metu pristatyta ir dar viena naujovė, tai dronas, kuris yra Kupiškio ir Rokiškio rajono savivaldybių dovana policijos komisariatui. Kupiškio ir Rokiškio merai tokią padarė mums paslaugą, skiria mums pinigus 15 000 eurų. Ryšim su to, kad tas dronas yra turbūt šiai dienai vienas geresnių policijoje, kuris užtikrins žmonių paiešką, nusikaltėlių sulaikymą ir ekstremalių sąlygų, organizuojant darbą, stebint betarpiškai iš įvykio vietos. Tikimasi, kad modernesnė technika leis operatyviau reaguoti į iškvietimus ir užtikrins dar didesnį saugumą visoje Panevėžio apskrityje.